stiprus. Taip, tai sveikinu su pergalę. Norėčiau jūsų paklausti, būtent kas nulėmė jūsų pergalę? Aišku, tas spurtas, trečio kėlinio gale ir ketvirto pradžioj, kur tikrai gerai sportavome, gerai susigynėme. Ir ten, aš nežinau dabar tikslų skaičių, bet turbūt ten virš 10 taškų atkarpą laimėjom, 10 mėnesių ir tai galutinai palaužė Prienų komandą, nors tikrai nepasakyčiau, kad rezultatas rodo gal, kad daug taškų pergalė, bet tikrai varžybos nebuvo lengvos ir tikrai Prienų komanda sustiprėjus po pernai sezono. Ir tikrai jie dar, aš manau, kad žais geriau, tikrai turės tų pergalių, bet, sakau, patenkintas savo komandą, tikrai vyrai rimtai pažiūrėjo į tas atidarymo varžybas, kaip sakiau, jos vis tiek yra tokios specifinės, vis tiek tas jauduliukas, sezono pradžia, viskas, daug emocijų, daug visko, bet tikrai džiaugiuosi, kad vyrai susitvarkė su emocijom, su viskuo. Ir tikrai su gera energija ir tikrai iš mūsų pusės gan sakyčiau geros. Tai visgi varžybos buvo naudingos ir jūs radote, ką reikėtų pakoreguoti būtent komandoje? Taip, yra tikrai sezono pradžia, tai sakau, tikrai yra dar daug ką tobulinti, tikrai nespėjom ir per treniruotės visko dar aptarti ir kaip sakai, susistatyti, taip kad yra to darbo daug. Aišku, čia sakau, pirmo sezono varžybos, dar mes tam mokymosi procese, kaip sakau, nėra taip, kad mes jau čia būtume, kaip sakau, visų 100% pasiruošę. Sezonas ilgas, visi suprantam, kad procesas irgi ilgas, taip kad irgi neforsuojam ir po biškį, aš manau, susistatysim. Aha. O ar jūs nustebino kažkuom varžovai? Aš nežinau, pirmos varžybos, tai čia negali kažkuom tai nustebinti ar kažką tai naujo, kaip sakyti, pirmos varžybos viskas yra nauja. Naujas sezonas, nauji žaidėjai, pas Prienus praktiškai pusę komandos pasikeitė, pas mus pasikeitė, tai čia tų naujumų tikrai nebuvo. Tiesiog viskas yra šiaip nauja, taip kad viskas kaip ir turėjo būti. Na ką, ačiū labai ir sėkmės jums sezone. Ačiū.